Sveiki. Kadangi buvo klausimas apie diržą ir klausimas, kada bus video apie diržą, tai štai, prašau, turime video apie diržą. Tai pradėsime nuo pačio diržo. Tai yra diržas, kuris iš esmės visą laiką yra ant jūsų juosmens. Diržo pati visa esmė, kuo mažesnės apkrovos, kuo mažiau ant jo susidėti, kadangi ilgesnį laiką, jeigu tai yra nepatogiai sudėtas diržas, pradeda jums remtis į dubens kaulus, pradeda trinti ir panašiai, ypatingai jeigu nėra jokio paminkštinimo tokio, kaip, sakykime, paminkštinimas matuzos, kuris kuo puikiausiai tą funkciją padaro, kad jums nuima krūvį ir saugo jūsų dubens kaulus. Tai tokioj apkrovoj praktiškai toks diržas iš esmės yra jums kaip ir gelbėjimas ir nuima tikrai nemažai krūvio. Bet mes apie tai pašnekėsim vėliau. Taigi, kaip patys matote, pati visa sistema neturi kažkokių tai maksimalių apribojimų su sukibimu. Vienintelė vieta tai yra būtent šičia, kur pas mus yra uždėtas turniketas. Kitu atveju visur yra kabinimo velcro. Kągi, einame tada prie pačio diržo. Taigi, tokioj konfiguracijoj, tokioj apkrovoj diržas iš esmės reikalauja jau paminkštinimo, kadangi tai nėra warbeltas. Warbeltas iš esmės turi petnešas, kurios nuima didelę dalį krūvio nuo jūsų juosmens, nuo jūsų dubens. Tai jau tokiai konfiguracijai, kuri čia dabar yra pilnai sudėta, jums reikėtų kažkokio tai paminkštinimo. Na, kita vertus, vieniems, sakykime, tikrai nemaišo tokios konfiguracijos, jie puikiai jaučiasi, bet tikrai didelė dalis žmonių skundžiasi, kad yra nutrinami klubai, būtent atraminiuose taškuose, kur čia yra jūsų kaulai, ir ilgesniu metu pratybų jau yra diskomfortas. Tai pats paprasčiausias, matyt, dalykas, ką jūs matytume, tai bent jau 2 paučių čia tikrai nebūtų. Sakykime, galbūt jau šitoj vietoj. Bet jeigu jūs turite, kaip minėjau, paminkštinimą, all good, tai eikime iš tos pozicijos, kad jūs turite kažkokį paminkštinimą. Pačiam priekyje mes turime pistoleto dėklą, kuris yra uždaromas, jį galima pasidaryti atidaromą, jis padarytas kampu, tam, kad ištraukimo metu, pakeitus į trumpą ginklą, jūs turėtumėte patogų išėmimą. Šalia mes iš karto turime bendros paskirties paučą, kuris į save tikrai nemažai talpina, bet jo savybė yra tokia, kad jūs turite iš karto karabino dėklą ir papildomai dar vieną pistoleto dėtuvės dėklą. Taigi universaliai jūs iš karto turite 2 pistoleto dėtuvės. Šalia mes iš karto matome greito ištraukimo karabino dėklą ir šalia iš karto kitas karabino dėklas. Taigi turime 2 pistoleto, 2 karabino, 1 pistolete, 1 karabinė. Tai jeigu mes šnekame apie apsaugos linijas, jeigu mes skirstome viršutinę, kur yra jūsų liemenė, apatinė yra jūsų diržas. Tai vienoj linijoje turi būti kažkokia tai amunicija, lygiai taip pat ir kitoj. Tai ant liemenės turi pas jūs būti amunicija ir ant diržo. Jeigu taip netyčia atsitiktų, kad kažkoks tai force majoras ir pas jūs tik 1 linija. Šiuo atveju diržas pas jūs dažnu atveju visą laiką yra ant jūsų. Jeigu jūs nusiėmėt liemenę, diržas visą laiką yra ant jūsų, ginklas yra visą laiką su jumis. Jeigu bent jau karabiną kažkas tai saugo, kažkokiais reikalais išėjote ir nesate pasiėmę, šalia jūsų visą laiką yra trumpas ginklas. Toliau, judam toliau. Paučas pakankamai traupus, save talpina tikrai mažas 2 dūminės granatas, administracinius dalykus, ką sugalvosite, tą įdėsite. Kai jūs nenaudojate, jisai sukrytęs, plokščias, niekur nemaišo. Po apačia mes turime numetimo sistemą dėtuvių paučas, kuris kuo puikiausiai atlieka savo funkciją ir neužima labai daug
vietos ir tokiu būdu jūs automatiškai jau turite kur nusimesti dėtuves. Sekantis pas mus paučas yra bendrinės paskirties dėtuvių paučas, kuris iš esmės talpina 2 dėtuves. Tai jeigu jau išėjote ir toksai maksimalus apsikrovimas, tai čia dar papildomai bus 2 dėtuvės. Judame toliau. Medicina. Mediciną visą laiką turite turėti ant savęs pirmoje linijoje ir mediciną jūs visą laiką turite turėti antroje linijoje. Tai šiuo atveju medicina visą laiką yra ant jūsų liemenės ir medicina visą laiką yra ant jūsų diržo. Ar tai bus IFAKas, ar tai bus trauma pekas, nesvarbu, jūs turite turėti kažkokį elementą, kuriuo galėtumėt savo padėti, arba draugas galėtų panaudojęs jūsų medicinį kažkokį elementą jūs gelbėti. Judame toliau. Būtinai medicininis paketas, kokį jūs be pasirinksite, turėtų būti greito nuėmimo, greito ištraukimo. Ar tai bus ištraukimas per šoną, ar tai bus greitas nuėmimas ant velcro, jisai turi būti toks, todėl kad tikrai nebus tokio momento, kad jeigu jums suteikia pagalbą, jūs pradės vartyti, kažką ištraukinėti ir panašiai. Antras momentas tai yra pagalba draugui. Šiaip nėra rekomenduojama naudoti savo medicininių priemonių, nes jūs niekada nežinote, kas gali nutikti. Visą laiką reikia naudoti kolegos, jūsų bičiulio, jūsų tarnybos draugo priemonės, bet jeigu tai yra mirties ir gyvybės klausimas, be abejo, jūs turite jau naudoti savo medicinės priemonės. Judame toliau. Čia mes turime 2 granatų dėklus. Vienas yra iš viršaus, kitas iš apačios. Jie vienas su kitu sudėti, tai yra 2 granatos, užima mažai vietos. Vieną matote granatą mes išiminėjame iš apačios, jinai tiesiog iškrenta mums. Todėl būtinai, jeigu naudosite tokį principą, turėkite užsegimą. Šiuo atveju čia atitraukimas, jį galima atitraukus netyčia kažkur miške, jeigu jūs apačioje tokį principą naudosite, jums granatą tiesiog iškris. Todėl visą laiką galvokite, kokį jungties variantą jūs naudojate ir kam naudojate. Tai dabar šiuo atveju šita visa sistema yra pakabinta ant atskiros platformos. Kaip patys matote, kuo puikiausiai, jinai neužima daug vietos ir jūs tiesiog išnaudojate vietą labai protingai, neapkraunant. Jeigu vyksta pratybos, be abejo, jums nebūtina visą šitą turėti. Jeigu jūs nenaudojate kažkokių granatų ir panašiai, tai jūs nusiemat, jums nemaišo ir sumažina šiek tiek jūsų profilį. Toliau, viršutinė dalis, kuo puikiausiai į save talpina kompasą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs nenaudojate granatų, ten tikrai vieta kompasui ir smulkiems kažkokiems taip dalykams. Sekantis pas mus yra paučas, kuris iš esmės į save talpina multitoolsą. Jis iš esmės gali į save talpinti ir talpina išduotą kariuomenės žibintuvėlį. Ir kuo puikiausiai, jeigu jums reikalingas iš karto kažkoks tai pašvietimas, viskas kuo puikiausiai sueina. Toliau mes turime trumpo ginklo dėklą ir dėklo platformą. Tai aš dabar gal nuimsiu, iš tikrųjų šalia turime kabliuką pirštinėms. Pasikabinti pirštinės iš šono, jos tada nemaišo, kažkur tai šiandien priekį netabaluoja. Kitas momentas, užsidėjus diržą, kai jūs persvedat diržą per koją, jeigu yra pas jūs pirštinės čia šalia, jūs tiesiog galite užkišti iš to diržo. Ir jos tikrai nesitabaluoja ir nemaišo. Toliau, jeigu atkreipsite dėmesį, pats visas principas, kai jūs dedatės, sakykime, kad ir trumpą ginklą, turite galvoti apie tai, kad tai turės būti greitas išėmimas. Tai šalia esančios molio viena kita, jos turi būti laisvos, kad nesutrukdytų jums traukimo ir grąžinimo atgal į patį dėklą. Principas
kad jūs galbūt ne kiekvienas pratybas turėsite trumpą ginklą, galbūt jums apskritai neišduos ginklo, galbūt jeigu tai yra jūsų asmeninis ginklas, sakykime, ir pratybose jūs nusprendėte čia naudoti. Tai jeigu jūs iš karto turėsite prie platformos prisukę ginklo dėklą, dažnai jis tiesiog maišosi, tabaluojasi ir jis iš tikrųjų tada nereikalingas yra. Tai jūs turite vėlgi pagalvoti apie tai, kad diržas tai yra ta sistema, kuri turi jums padėti, kuri neturi užimti ir kad nebūtų nereikalingos vietos kažkokios. Tai jūs turite labai gerai apgalvoti, kaip ką susidedate, kad jums būtų patogu, plus papildomai svorio atžvilgis. Tai tokiu atveju aš esu pasidaręs nuėmimo platformą ir šita vieta, kuri tampa, sakykime, nebenaudojama, nes nėra trumpo ginklo, ateina į pagalbą atskira platforma, prie kurios molio būdu užsideda paučas. Vėl, kaip minėjau, tai yra toks pat universalus paučas, jo paskirtis 2 dėtuvės, jo paskirtis yra vandens 0,5, kuo puikiausiai sutelpa, jo paskirtis yra dūminės didelės granatos, tos kartoninės, kaip sakau, kuo puikiausiai telpa. Tai jeigu ir čia, jūs susidedate, turite 2 granatas, kurias panaudosite priedangai. Taigi, ir uždėjus kuo puikiausiai granatą, kai uždedam patį velcro granatą iki čionais, vėlgi, jums iš šonus nieks nesiremia ir kuo puikiausiai man šitas diržas dirba. Ir paskutinis elementas tai yra turniketas. Turniketas visą laiką turėtų būti prie jūsų. Tai šiuo atveju, kaip ir minėjau, jūs turite 2 apsaugos linijas, tai yra ant juosmens, ant viršaus. Gyvybiškai svarbu turėti turniketą ir medicinines priemonės tiek vienur, tiek kitur. Ir papildomai dar ant savęs. Tai šiuo atveju, ar tai bus kojų kišenėse, tai bus ant jūsų rankovės kišenėje, you name it. Šiuo atveju turniketą galima būtų ir čionais užkišti. Tai tada turėtumėte ant juosmens 2 turniketus, bet čia jau vėl preferencijos ir panašiai. Taigi, turniketo velcro įmautė ir papildomai mes turime su kuo užrašyti. Taigi, tai yra modifikacija, kokią aš asmeniškai naudoju. Kaip minėjau, pratybų metu, jeigu šito nėra, nusiemu, granatų dėklą papildomą nusiemu, be reikalo nieko nesidedu ir diržas kuo puikiausiai man veikia. Jeigu būtų labai didelės apkrovos, be abejo, jau reikėtų galvoti apie tokį dalyką. Tai kaip viskas paprastai, tarkime, dedasi ant, pavyzdžiui, Matuzos varianto, jeigu mes paimsime. Tai vėlgi, ta pati platforma, pasirinkimas be abejo kitoks, kojos įmautės, diržo stabilizavimo, sakykime, tai šitą variantą mes turime iš karto galite užsidėti papildomai iš šitos pozicijos kažkokį tai mažą paučą, tai gali būti granatos paučas toks pat, kuris čia užsideda, iš kitos pusės galėtų būti pistoleto vienas paučas ir panašiai. Ganėtinai universalus geras dalykas. Ir čia ant šitos jau sistemos, dažnu atveju užkišus, jeigu, kaip pavyzdžiui, pamatysite, niekur nejuda ir neturėtų pas jūs judėti, jeigu pas jūs prakišus per čia, uždėjus tokią platformą, vaikšto atraminė šitą platformą, jūs turite bėdų. Jinai neturi vaikščioti. Tai sprendimas labai paprastas, jūs galite kišti per čia, jeigu viskas tvarkoja, bet jeigu čia netvarkoja, jūs tiesiog dedate platformą per viršų. Ir kadangi šita platforma turi savybę, jinai turi, sakykime, čia atskiras variantas, bet prie šitos pačios platformos eina speciali plokštelė velcro. Nes jeigu jūs per viršų perdėjote platformą, metalas uždengia velcro, tai praktiškai šitas ruožas gaunasi jau nebe su kabinimu. Na ir jau jūsų diržas gali plaukioti. Tas jau automatiškai nėra gerai. Dėl to mes iš karto dedame papildomą platformą, kuri kuo puikiausiai daro įsikabinimo dalį. Taip. Ir čia vėlgi yra momentas tas, jeigu uždėsime pagal Matuzos principą paminkštinimą, tai jūs tikrai nejausite jokio diskomforto. Tarp kitko, tikrai labai geras diržas.
beveik 3 metai. Nusidėvėjimas, kažkoks tai patrinimas galbūt yra, bet siūlės nieks neiššokia, nu, tiesiog. Tai va, tai tikrai, jeigu ieškote diržo, kokybiško, gero, nebūtina jums Cobra sagčių, pilnai šitas atidirba savo reikalą. Aš net turiu ko skusti šio diržo, tikrai netrandu. Ne, ten galbūt vienas kitas dalykas būtent turi tam tikrų dalykų, bet iš esmės tai yra puikus diržas. Ką, judame toliau. Jeigu šnekame apie kampą, jūs bet kokią dėtuvę galite susidėti dėtuvės su tokia kampo platforma. Tik su ją vėlgi vienas elementas, jūs šiek tiek prarandate sukibimo. Bet jeigu mes šnekame apie, kadangi platformą dedame iš priekio, priekį sukibimas ir iš karto už jos, vėl viskas pas mus yra gerai. Taip? Na ir iš čia jau jūs galite dėliotis, jeigu mes šnekame, jeigu jūs turite trumpą ginklą, jau iš čia jūs dėliojate savo patį sudėjimą. Visą laiką galvokite apie tai, kad per vidurį dėsite medicininę priemonę, kurią galite ištraukti su dešinė, su kairė pusė. Ir aplink tai, kadangi jeigu čia pistoletas, iš karto turėtų būti karabino šalia, vienas, galbūt 2 dėklai. Vieni mėgsta, kad tai būtų iš karto dvigubas vienas šalia kito. Man tas nepatinka, todėl kad jūs pasidarote tokie ganėtinai platus. Ir jeigu jau reikia ten pro kokias durys lysti, tai kampai kabina kaip priklauso. Tai jūsų profilis, siluetas turėtų būti kuo mažesnis, tiek į šonus, tiek iš priekio. Tai šiuo atveju iš šonus, jeigu jūs viską susidėsite, ir lygiai taip pati situacija, jeigu jūs viską susidėdate ant liemenės, čia šonuose pas jos yra sudėta ir jūs atrodote toks kačiokas, nu tai patikėkit manim, greitų judėjimo metu, kai jūsų rankos turi judėti, jums tabaluojasi, kitas momentas trukdo laikyti ir taikytis, todėl jūs turite kuo būti siauresni. Ir ypatingai, jeigu pas jūs yra trumpas ginklas, o čia susidedate 2 tokius general pouchus, va tokio dydžio 2 variantai, kurie užima 6 molę, viską jūs susidėjote, labai smagu jums, kol nepradate dirbti. Kai pradate dirbti, matote, koks, atsiprašant, paukštis tai yra. Tai va, tiek informacijos apie mano asmeniškai diržą, variaciją, kokią jūs galite pasidaryti, ir tikiuosi kažkokios naudos šiame video jūs turėsite.